Panevėžio kultūros ir poilsio parke surengta ąžuolų sodinimo akcija Signatarų ąžuolynas. Tai jau antrus metus vykdoma Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio miesto skyriaus iniciatyva, skirta pagerbti 20 1918 m. vasario 16 dienos Lietuvos nepriklausomybės aktą pasirašusių signatarų bei 3 panevėžiečių signatarus, kurie prisidėjo prie 1990 m. kovo 11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Šiandieną mes turime kultūros ir poilsio parke istorijos pamoką, o ta istorijos pamoka yra prasminga tam, kad jaunimas, ypatingai jaunimas prisimintų, kas buvo 18 metais. Buvo pasirašytas nepriklausomybės aktas vasario 16 dieną ir mums tai yra be galo šiandieną svarbi data, šitą datą paminėti tuos žmonės, kurie pasirašė nepriklausomybės aktą. Taip pat tuos žmonės, tuos paminėti signatarus, sodinant medelius, įamžinant jų atminimą, tie, kurie pasirašė 1990 metais kovo 11 aktą. Ir šiandieną mes turime tęstinį nevyriausybinių organizacijų projektą Mūsų darbai tau Lietuva. Ir šiandieną sodinsime 10 ąžuolų, tai yra pačių tvirčiausių medžių ir tikimės, kad šitie ąžuoliukai pasodinti praėjusiais metais 10, šiais metais 13, tikrai 23 signatarai bus pagerbti ir auks, ir žaliuos, ir manau, kad atvyks čia mokytojai su laiku į šitą parką prie šitų ąžuolų vesti istorijos pamokų. Šią gražią iniciatyvą žavėsi ir panevėžiečiai, ir Panevėžio miesto vadovai. Šita akcija iš tikrųjų yra labai gera istorijos pamoka, sakyčiau. Nes Lietuvai pagražinti draugiją dar prieškarį būtent ir pagrindinį dėmesį skyrė medžių sodinimui. Prisimenu ir mano visiškai, sakykime, netoli mano tėviškės, toks Kirinčino miestelis. Ir ten yra ąžuolas, kuris buvo pasodintas 30-aisiais Vytauto didžiojo metais. Bet niekas tada neakcentavo, kadangi sovietmečiu, jeigu būtų, tai būtų nukirtę jį. O dabar yra užrašas. Tai iš tikrųjų šita akcija, jinai reikalinga ypač jaunimui. Ką mes įdėsime į jaunimą, tą mes turėsime. Tai iš tikrųjų, šitą, kaip mato moksleiviai, šita akcija yra labai reikalinga. Ir daugiau tokių akcijų, kurios skatintų mūsų tautos istorijos atmintį, jų labai reikia. Tokia akcija labai yra reikalinga tiek miestui, tiek augančiai kartai. Signatarų parkas mūsų pasodintas, tai bus ne tik džiugis mūsų miesto bendruomenė, bet tai bus tokia gili istorija, kai yra atminties istorija, ne tik tie, kas žino apie signatarus, bet ir mūsų augančiai jaunai kartai. Tai yra tikrai istorinis įvykis, nes panašius parkus turi ne vienas miestas. Tikrai mes norim išpuoselėti ir kad mūsų miesto gražiausią parką papuoštų signatarų ąžuolai. Signataro ąžuolyno sodinimo akcija dalyvavo ir kovo 11 nepriklausomybės akto signataro Juliaus Beinorto žmona. Nepaprastai palankiai, nepaprastai dėkingai vertinu dėl to, kad mano vyras kaip tik su žygeiviais, su bendraminčiais draugais per visą Lietuvą ėjo ir ieškojo tokių įžymesnių vietų. Į medžius kėlė koplytėlės, partizanų kovom atminti vietom, paskui knygnešių kapus tvarkė. Labai reikia atminti tuos žmonės, kurie kažką yra padarę gero ir išliekamo tokio. Į kapines eidavom, tai būtinai reikėdavo šalia savų kapų užsukti, į Petkevičaitės bitės kapą aplankyti. Knygnešių ten yra palaidota, dabar nebeatsimenu pavardžių, daugiau yra. Reikia aplankyti tuos visus, kurie Lietuvai nusipelnė. Šiemet parke pasodinta 13 naujų ąžuolų, taip tęsiant simbolinį ąžuolyną, kuris ne tik puošia miesto erdves, bet ir primena svarbiausias Lietuvos istorijos akimirkas. 10 pirmųjų ąžuolų pasodinta praėjusiais metais. Čia buvo iš dalies dabar kaip ir mano idėja tokia atkurti ir būtent pasodinti glaustašakius ąžuolus, kadangi
lietuviški ąžuolai, jų laja labai plati, 15-20 metrų ir čia jam reikia ten labai didelės erdvės, o glaustašakiai, jie kaip tujas va tokie, jie koloniniai. Tai ir parkas atjaunėja, atsinaujina, čia dar yra, va tokių, šalia va čia matom sergančių truputį jau tokių, šitos bus jie išimti šitie medžiai ir žmonės, va kiek kasėm duobės ir žmonės eina, džiaugiasi, sako, va šaunuoliai, tik tai va čia ta vieta truputį tokia žemesnė, tokia pavasarį vandens būna, tai supyliau va tokius žiedus padariau, tokius pylimus, kad būtų ąžuolų kamienai apsaugoti nuo vandens. Ir toliau prižiūrėsim. Čia jau 2015 metais įstojau į Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyrių ir buvo toks pat gražus renginys ir mes kitoj vietoj sodinom ąžuolus, bet stiko gyvenimas ir tų ąžuolų neliko, toj vietoj kažkas kita atsirado ir labai džiaugiuosi, kad šiandien baigėsi mūsų iniciatyva, visi ąžuolai bus pasodinti, saugusių ir vaikų. Ačiū labai visiems dalyvaujantiems. Pasak Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio miesto skyriaus vadovės, kitais metais planuojame tęsti šią iniciatyvą ir prie kiekvieno ąžuolo pastatyti atminimo lentelę. Planuojame taip, kad jeigu bandysime ruošti projektą ir mūsų tiksluose yra parengti lenteles kiekvienam signatarui, vardinės lenteles prie kiekvieno ąžuolo. Šiandieną mes paruošėme tik tai laminuotas korteles su 23 signatarų pavardėmis, bet tai yra tik laikinos. Bet kitais metais bandysim teikti projektą, kad būtų, reiškia, kiekvieno signataro medelis paženklintas lentelė. Ši iniciatyva ne tik puoselėja miesto aplinką, bet ir kviečia bendruomenę pažinti, gerbti ir perduoti istorinę atmintį ateities kartoms. Ir šiandieną labai džiaugiamės, kad nepabijodami šalto oro ir to žvarbaus vėjo susirinko, išties labai džiaugiuosi ir kurtieji mokiniai, iš kurčiųjų ir neprigilinčių ugdymo skyriaus, ir Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos, Saulėtekio progimnazijos, Žemynos progimnazijos mokiniai. Ir šitie mokiniai matys, kaip įsijungia į tas gretas vyresnieji ir aš manau, kad jie tikrai nelaužys tų medžių, nelaužys šito parko globos ir kada jie bus išaugę į didelius aukštus žmonės, turbūt prisimins šitą akciją. Taigi būtent mūsų toks yra tikslas, kad būtent sujungti įvairių kartų žmonės. Labai džiugu, kad įsijungia į visą šitą mūsų akciją ir ukrainiečiai, kurie yra prisiglaudę Lietuvoje ir tie, kurie šiuo metu padeda ukrainiečiams, yra neįgalūs, senjorai, vaikai, įvairaus amžiaus žmonės. Tai manau, kad nesutrukdys mums oras, mums pavyks pasodinti šitą ąžuolyną ir tikimės, kad tas ąžuolynas, ne 100 metų auks, jau aišku, mūsų nebus, bet jis primins apie būtent šitą akciją, kurią mes vykdom šiais metais, šiandieną.